Įspręsime trigonometrinę lygtį. Pažiūrėję į formulių lapą, mes matome šios lygties bendrąjį sprendinį. Jeigu yra lygtis kosinus x lygų a, jos bendrasis sprendinys formulio lape parašyta yra plius minus ark kosinus a plus 360 laipsnių k, kai k priklauso z. Štai. Tai pagal šią formulę ir užrašysime šios lygties bendrąjį sprendinį. X lygų bus plius minus ark kosinus minus šaknis iš 2 dalinta iš 2 plus 360 laipsnių k. Ir mūsų k yra bet kuris sveikas skaičius. Ar kosinus minus šaknis iš 2 dalinta iš 2 mes galime apskaičiuoti šitą reikšmę skaičiuotuvu ir gausime x lygų plus minus 135 laipsniai plus 360 laipsnių ir kart k. Na ir gauname mūsų pirmąjį taškiuką už teisingai užrašytą bendrąjį sprendinį. Dabar mums reikia sprendinius intervale nustatyti. Tai čia labai nepatogu skaičiuoti su to plius minus, aš parašau kaip du atskirus sprendinius. Vienas minus 135 laipsniai plus 360 laipsnių k, o kitas bus mano x lygų plus 135 laipsniai plus 360 laipsnių k. Dabar vietoj k aš galiu paimti bet kokį sveiką skaičių, pradedu nuo 0, kadangi mano intervale yra teigiami skaičiai, kai k lygų 0, tai tada štai šis pirmasis sprendinys, čia jeigu vietoj k rašysiu 0, 360 kart 0 bus 0, gaunu x lygų minus 135 laipsniai. Mums netinka. Mums netinka todėl, kad šios skaičiaus nėra šiame intervale. Dabar imu antrąjį šitą mūsų sprendinį ir čia vietoj k rašau 0. Tai bus 360 laipsnių kart 0, čia gausiu 0 ir gaunu x lygų 135 laipsniai. Šitas sprendinys mums jau tinka, jis papuola į mūsų intervalą. Dabar imu dar vieną didesnę k reikšmę, kai k lygų 1, čia statau vienetą, bet į šitą lygtelę vietoj k. Ir gaunu minus 135 laipsniai plus 360 laipsnių kart 1, tai yra 360 laipsnių. Atlieku veiksmą ir gaunu, kad čia yra 225 laipsniai. Tinka mums šitas sprendinys, aš jį pasibraukiu, jis man bus reikalingas atsakymui. Dabar statausi tą patį vienetuką į antrąją lygtį, štai čia, ir matau x lygų 135 laipsniai pridėti 360 laipsnių. Jau mums netinka, nes tai akivaizdžiai bus skaičius didesnis negu 360 laipsnių, neverta net sudėti. Na, kai ką imsim 2, jeigu imtumėm dar 2, tai čia būtų 720, atimti 135, akivaizdžiai būtų skaičius didesnis negu 360 laipsnių ir į mūsų intervalą netilptų. Taigi, atsakymas šios lygties mes turime 2 sprendinius mūsų intervale, kuriame mūsų prašo, tai yra 135 laipsniai ir 225 laipsniai.